Daugiabučių gyventojai tampa savo namo šildymo šeimininkais. Tačiau juk neužteks vien radiatoriaus reguliatorių prisukti. Ką daryti, kad šildymo išlaidos būtų kuo mažesnės? Šį kartą pasakosime ne apie vadinamąją renovaciją, nes šiandien žodis renovacija iš karto asocijuojasi su bankų paskolomis ir palūkanomis. Pasakosime apie namus ir jų gyventojus, kurie nusprendė tiesiog imtis būtiniausių priemonių, kad sumažintų sąskaitas už šildymą, apgalvotai išleisdami ir taupydami kiekvieną lituką. Pradėti reikia nuo veiksmų, kurie paprastai įgyvendinami ir nedaug kainuoja, teigia efektyvaus šilumos vartojimo specialistai. Nacionalinė pastatų administratorių asociacija gyventojams siūlo 5 žingsnių programą, kurią įgyvendinus galima sutaupyti net iki 30% šilumos. Šiuo metu visoje Lietuvoje taupiau pasitikti šildymo sezoną jau yra pasirengę daugiau nei 500 namų. Bendradarbiaujant gyventojams ir daugiabučius namus administruojančioms įmonėms automatizuojami šilumos punktai, kurie leis tikslingai reguliuoti šilumos padavimą priklausomai nuo oro sąlygų. Taip pat įdiegtos šilumos balansavimo sistemos, sandarinamos daugiabučių namų bendrosios patalpos, langai, durys. Žinoma, visada bus tokių, kurios sąskaitos už šilumą nervina, tačiau nieko daryti nenori. Didžioji problema, aš sakyčiau, yra pirmiausia suvokimas, kad šiluma yra dalykas, kurį galima taupiai naudoti. Kad tai nėra kažkas nuo Dievo duota, kiek gavau, tiek išleidau, gavau sąskaitą ir esu piktas. Iš tiesų šilumą galima taupyti ir taip sumažinti sąskaitas už šilumos suvartojimą. Todėl mes parengėme tą 5 žingsnių programą, kur yra pagrindiniai žingsniai duodantis didžiausią naudą. Tai jame yra ir pačiame bute esančios priemonės, ir laiptinėje rūsyje, bendrose patalpose, bei be abejo priemonės susijusios su šilumos tiekimo įranga, su šilumos punktu, šilumos vamzdynu, jo izoliavimu. Tai vėlgi suvokus, kad šilumą galima taupyti, reikia taupyti, tada kiekvienam namui individualiai galima pritaikyti tas priemonės, kurias esame numatę. Aš pastebėjau tokį dalyką, kad daugelis žmonių iš principo atstumia naujienas. Nemažai yra žmonių, kurie tiesiog sėdi ir visko piktinasi ir yra nepatenkinti, bet kai reikia kažko imtis pačiam asmeniškai, nieko nedaro. Tačiau tikrai yra daug aktyvių žmonių, kurie skambina, rūpinasi, stengiasi kažkaip prisijungti, kad sutaupytų pinigų artėjančio šildymo sezono metu. Tai visokių yra žmonių, be abejo, yra besipiktinančių, yra tokių, kurie labai džiaugsmingai pritarė. Tiesiog aš manau, kad tie, kurie kažką daro ir rūpinasi, tie išloš, o tie, kurie piktinasi ir nieko nedaro, jie neišloš. Daugiabutis Vilniuje, Erfurto gatvėje. Šio namo gyventojai taip pat nusprendė vienyti jėgas ir mažinti sąskaitas už šildymą. Ir prisijungė prie 5 žingsnių šilumos taupymo programos. Žinoma, visada to noris, kad tas namas jisai būtų tvarkingesnis ir gražesnis, kažkaip tai vizualiai, man kaip grįžtu namo ir matau mūsų namą, visą laiką noris, kad jisai būtų ir nudažytas, ir paremontuotas. Yra taip, kad namas viena pusė yra labai saulėta, kita pusė yra kaip tik nesaulėta. Ir pati iš savo patirties tiesiog name, sakysim, galėčiau mažiau to šildymo, dar šilumos, sakysim, energijos galima būtų sunaudoti vien nuo to sąskaitą, nes labai dažnai būna, kad kai saulėta diena, pas mus tiek prišildo, kad mes atidarinėjom balkonus ir langus, tiesiog, kad būtų vėdinama. Na ir norėtųsi tą šildymo sistemą tvarkyti, kad kiekvienas būtas galėtų reguliuoti. Nežinau, kiek tai įmanoma, tiek, kiek aš domiuosi, kiek klausausi, tai nėra labai paprasta. O jeigu galima būtų kaip nors name pakeisti tą šildymo sistemos reguliavimą, kaip ir sakiau, mūsų saulėta pusė ir saulės dažnai būna, kad prisukti ir aš būčiau patys savo šeimininkė, ar jeigu aš išvažiuoju savaitgalį prisuku, tai dar galima būtų sumažinti. O po to tada jau žiūrėti, galbūt reikia šiltinti sienas. Šilumą taupančias priemonės gyventojai ketina įgyvendinti kartu su namo administratoriumi. Žingsnelis po žingsnelio, taupant ir šiltesnio gyvenimo link. Tiesiog, kad žmonės, truputį pajustų, kad kažką tai padaryti galima ir į tą pusę pajudėti. Žinot, gal kai pamatai truputį mažesnę sąskaitą, tada noris, kad ieškoti galimybių, kad dar mažiau galima būtų mokėti ar dar kažką tai tokio padaryti.
40 metų senumo daugiabutis namas Karoliniškių mikrorajone, Povilaičio gatvėje. Į akis krinta spalvingai nudažyta, apšiltinta siena. Buvo įvertinta kaip ir pačio namo techninė būklė. Ir tiesiog, kadangi dėmesys krito į galinės namo sienas, tai buvo kaip ir pirminė mintis pradėti nuo kažkokių tai dalių namo renovacijos, tai yra nuo galinių sienų. Ir tada įvertinus tos visus darbus, kalbant toliau su gyventojais, skaičiuojant galimas išlaidas, kurios galėtų atsirasti, kiekvieną elementą žiūrint, kad tikrai neatsirastų per didelės sumos, per blogos sąlygos arba blogai kažkas tai vykdytų tos darbus. Tai vat į tai mes bandysim tarti su gyventojais, bandysim kalbėti, kad galima būtų ir toliau tęsti to namo, reiškia, renovaciją, techninės būklės gerinimą ir siekis toks ir tikslas, kad visiems gyventojams, reiškia, kuo pigesniam sąlygom, kuo pigesnės išlaidom ir kuo geresniam ten įmokom ar ten išskaidžius kas mėnesį pasitvarkyti viso namo techninę būklę. Keisti balkono įstiklinimus, atitinkamai, kadangi tai irgi tokios atviros ertmės ir jas reiktų kaip ir peržiūrėti. Ir pačių tų sienų, reiškia, vienos pusės fasadinės ir kitos apšiltinti, renovuoti, techniškai tvarkingai tvarkyti. Daugiau mažiau paskaičiavus galima būtų padaryti, jeigu pilnai renovuoti tą namą, tai galimai gal investavus apie 5 000 kiekvienam gyventojui, ta vertė galimai padidėtų, mano skaičiavimu būtų tikrai nemažiau kaip 20 000 kiekvieno buto. Nustebome sužinoję, kad šiame iniciatyviame name bendrija nėra įkurta. Šilumą taupančios priemonės diegiamos kartu su namą administruojančia bendrove. Šitas namas yra 83% pakeisti langai butuose, tai yra palyginti daug, lyginant su visom Karoliniškėm. Dabar jie apsišiltino sienas. Dabar esame gavę pageidavimą paskaičiuoti likusių sienų šiltinimą. Sekančiais metais jie planuoja paskeisti irgi laiptinių langus. Galėsim parodyti, nes jiems padarėm šilminio mazgo atšakų uždaromosios armatūros keitimą. Tai reiškia, kad galėsim pilnai subalansuoti sistemą. Nereikės atsitikus vienam bute kokiai nors avarijai, atjungti viso šildymo visam namui. Galėsim nueiti, pasižiūrėti tas sklendės. Kągi, užeikime į svečius ir pasižiūrėkime, kokie darbai nuveikti šiame name. Pradėkime nuo šilumos mazgo. Anksčiau buvo vietoj šitų naujų pastatytų senas konusinės sklendės. Tai dabar, kada, pavyzdžiui, reikia, gyventojas paprašo, ar ten avarija, ar kas reiškia bute, tai nebūtina visą sistemą išleis namo, nes tai yra brangu, termofikatas yra brangus vanduo ir čia yra dideli nuostoliai. Tai mes uždarom, pavyzdžiui, vieną pusę, ten kur butas yra, ir tik tai dalį sistemos išleidžiam. Ir viskas, ir čia labai yra patogu ir pigu. Ir šiaip šitas namas nėra išskirtinis, mes šilumą taupančias priemonės įgyvendinom jau 50 namų, daugiau negu už 200 000 litų. Ir iš tikrųjų, bet kaip sakoma, pradėkim nuo savęs. Administratoriai vienam labai sunku susitarti su gyventojais. Jeigu name atsiranda iniciatyvių žmonių, tada galima padaryti daug. To pačio namo kito korpuso gyventojai nusprendė pradėti nuo laiptinių, tai yra bendruose patalpose pakeisti langus. Mes užeiname į laiptinę ir labai svarbus momentas, ką mes gyventojams irgi aiškiname savo taupykime šilumą programoje, kad labai svarbu laiptinėje, kad būtų antros tamburo durys. Žiemą, kada tu įeini į laiptinę, tu darai lauko duris, šitos duris yra tas barjeras, kuris sulaiko laiptinės šilumą viduje. Nes jeigu nėra durų arba jos irgi gyventojai vaikšto ir palieka atidarytas, automatiškai tai yra šilumos nuostoliai. Tai labai svarbu įėjus uždaryti abi duris. Tai, kaip matome, yra pakeisti laiptinės langai ir, anksčiau langai didžioji daly daugiabučių vis dar yra arba seni rėmai, jau jie yra per daug metų išpuvę. Daug kur nėra antro stiklo paketų. Ar išdaužtas stiklas yra. Tai irgi nuolatos ta šiluma išeina iš namo į lauką. Labai svarbu irgi, kad žmonės vis dar mėgsta laiptiniai parūkyti. Tai rūkant atsidarai langą ir dūmą leidi lauk ir aišku visą šilumą išleidi lauk. Tai mes labai prašome ir kalbinėjame ir žmonės ir raginame, kad žmonės savo kaimynus paragintų to nedaryti, nes tai yra išlaidos visiems žmonėms.
Išėjus laukan, žvilgsnis krypsta į gretimo namo laiptinę. Atverti langai, vaizdžiai pasakius, vėdinasi bendri pinigai. Pirmieji žingsniai yra susitvarkyti savo būtuose, užsandarinti plyšius tarp langų, durų, nepalikti atvirų durų laiptinėse. Paprastai žmonės yra abejingi viskam, išdaužti langai, jie eina, nemato. Žodžiu, kreipkitės į mus, mes operatyviai reaguosime ir padėsime, tos langus sustiklinsime. Keisti duris galima ir žiemą, langus taip pat galim keisti žiemą. Taip, kad reikia tik tai pradėti nuo savęs ir geranoriškumo abipusio. Nuo savęs pradėjo ir Nacionalinė pastatų administratorių asociacija. Išplatino kreipimąsi į gyventojus, ragindama jungtis ir aktyviai imtis šilumą taupančių priemonių. Visi gyventojai, kurie yra administruojami mūsų asociacijos narių, turėjo gauti knygutę, turėjo gauti informaciją, kad yra tokia programa, kad joje galima dalyvauti. Tie, kurie negavo, bet žino, kad tokia programa vyksta, tai gali pasteirauti savo administratoriaus arba savo bendrijos pirmininko ir pakviesti prisijungti prie programos. Gyventojai kreipiasi ir kuo toliau, tuo intensyviau, matyt, šalti orai už lango skatina labiau pradėti rūpintis savo namo šilumos suvartojimo mažinimu ir žmonės skambina, rūpinasi, klausia, kaip galėtų asmeniškai prisidėti ir jeigu kreipiasi, prašo papildomos informacijos, be abejo, asociacijos nariai suteikia informaciją, padeda, dalis žmonių patys įsitraukia aktyviai į tų priemonių įgyvendinimą, kalbina kolegas, gyventojus, kaimynus ir patys apsišiltina, kiek gali pagal tas rekomendacijas, kurias esame pateikę. Nacionalinė pastatų administratorių asociacija, vienijanti apie 1/4 administruojančių bendrovių Lietuvoje, teigia, kad imantis aktyvių šilumą taupančių priemonių galima sutaupyti iki 20%, o kai kuriuose namuose net iki 30% šilumos. Mūsų specialistai stebės tų namų suvartojimo rodiklius ir vertins juos pasiremdamiesi svertiniu pastatų šilumos suvartojimo koeficientu. Tai yra sudėtinis dydis toksai, kuris leidžia įvertinti pastato šilumos charakteristiką, eliminuojant temperatūras lauko, tą šildymo laikotarpio trukmę ir lieka tik tai būtent charakteristika, tas koeficientas, kuris jau objektyviai parodo, kiek namas suvartoja šilumos. Tai mes jau turėsime, manau, kad po kelių mėnesių, kai jau bus šildymo mėnesiai, turėsime rodiklius ir galėsime pasižiūrėti, kaip sekėsi šitiems namams taupyti šilumą.